Kiekvienos upės tikslas – pasiekti jūrą. Kažkada skubėdamas į tikslą upelis Lietauka savo vardą dovanoja žemei, o ši valstybei, kurios krantus skalauja Baltijos jūra. Litus, senąja lotynų kalba, pajūris. Nuo tų laikų mes – Lietuva. 2009-aisiais Lietuva sutiks savo vardo tūkstantmetį kartu su mumis. Lietuvos vardo tūkstantmetis – tai ne tik data, ne tik ryškus riboženklis istorijos begalybėje. Tai lyg vėliava, jaudinanti, įtvirtinanti mūsų visų buvimą, įkvepianti, žadanti ir priminanti. Lietuva – tai jausmas, kad esame kartu. Kai atsiranda tą jausmą uždegančių žmonių ir įvykių. 1933. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno valdomas lėktuvas Lituanika pakyla skrydžių per Atlanto vandenyną. Visam pasauliui pilotai skelbia, jog ryžtasi tam, kad sustiprintų Lietuvos sūnų dvasią. 1989 pavasarį pirmą kartą Lietuvos buriavimo istorijoje 3 jachtos Lietuva, Audra ir Dailė pradeda laisvės žygį. Jachtose plaikstosi lietuviška trispalvė, kai Klaipėdos uosto laivuose dar tebeplevėsuoja raudonos vėliavos su kūju ir pjautuvu. Tais pačiais 1989-aisiais susijungėme Baltijos kelyje. Pasaulyje negirdėtas dalykas – legendinė, beveik 600 km ilgio gyva žmonių grandinė, jungianti 3 valstybių sostinės ir skelbianti apie pasirengimą didžiam laisvės ir vienybės žygiui. 2004. Stojimo į Europos Sąjungą išvakarės. Tarsi šviesi viltis, apsisprendimas įsilieti į Europos Sąjungos šalių būrį. Lietuva tampa šviesiausia naujosios Europos valstybė. Ta naktį gausybė žmonių pastangos apšviečiant Lietuvą užfiksuotos nuotraukoje iš kosmoso. Lietuva – tai jausmas, kad esame kartu. Lietuvos vardui 1000. Ar tūkstantmečio slenkstis nėra tinkama proga visiems kartu leistis į tūkstantmečio odisėją ir išdidžiai pranešti pasauliui, kad esame ir būsime. Pakelkime Lietuvos vardą kaip vėliavą, apjuoskime trispalvę žemės rutulį ir sutelkime visą pasaulio lietuvius Lietuvos vardo šventei. Vienas vardas – Lietuva. Su tokiu devizu žygio aplink pasaulį jau šiemet spalio 5-ąją išleisime tūkstantmečio šventės kvieslius – 120 geriausių Lietuvos buriuotojų. Bus aplankytos 24 pasaulio lietuvių bendruomenės, 19 pasaulio šalių, 5 žemynuose. Bus įveikta 37 000 jūrmylių. Visada laukia kažkokia nežinomybė. Šiais laikais tos oro sąlygos iš tikrųjų labai stipriai keičiasi ir neprognozuojamų dalykų gali atsitikti. Galimos iš tikrųjų didžiausios metų audros. Vėjas tenais gali įsibėgėti aplinkui visą žemę, pūsti niekur neužkliūdamas ir niekur nesustodamas. Viskas yra mūsų pačių rankose. Lietuvos buriuotojai plauks itin modernę, sportinę, reikalaujančią ypatingo profesionalumo jachta Volvo 60 Undersail. Laivas Volvo 60, tai turintis savo istoriją. Plaukti kur nori ir, galima sakyti, beveik bet kokiu oru. Šitų laivų pasaulyje yra apie 50. Jie visi yra pakankamai gerai žinomi, pakankamai gerai matomi ir mėgiami, gerbiami. Tokį laivą papuošę Lietuvos simboliką mes, žinoma, pasiekėm ir projekto matomumą gerokai ryškesnį negu pasirinkę kažkokį tai eilinį laivelį. Skirtingose pasaulio taškose viena kitą pakeis net 11 buriuotojų įgulų. Kiekvienas buriuotojas svajoja apie plaukimą, apie pasaulį. Dalyvavimas nepriklausomai nuo etapo yra garbingas. Angliška patarlė tokia. Jeigu kas nemoka melstis, leiskite jam išplaukti į jūrą. Ta Lietuva, kokia jinai bebūtų, jinai yra mūsų visų
mylima ir yra mūsų tėvynė, tai tarkim, galbūt net galima sakyti, kad taip, kad tai yra savotiška malda Lietuvai. Tūkstantmečio Odisėja lyg malda Lietuvai, lyg kelias per šimtmečius į Lietuvos pradžių pradžią ir esmę. Tam, kad pasakytume pasauliui, mes didžiuojamės Lietuvą, savo žmonėmis ir esame verti kitų pagarbos. Apsukę žemės rutulį, tūkstantmečio Odisėjos dalyviai jachta grįž į gimtąjį krantą 2009 Liepos 6 dieną. Grįž atlikę savo misiją ir pakvietę viso pasaulio lietuvius susitelkti šventei lyg darbui. Išdidžiai pakelsime Lietuvos vardą ir garsiai pranešime pasauliui. Mes Lietuva. Lietuva tai mes. Tūkstantmečio Odisėjos pažadinti, lietuvybės jausmo bei televizijos tiltų sujungti, švęsime visi kartu visame pasaulyje. Lietuvoje ir Australijoje, Airijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose, Londone ir Keiptaune, Sankt Peterburge ir Buenos Airese. Lietuva bus aplink pasaulį. Tai bus diena verta 1000 metų, kai mus sujungs vienas vardas – Lietuva.